Yra tokių keistumų orbitiniuose, manevruose, ypač gravitaciniuose manevruose skrydžiuose į Mėnulį, kai daromos nepagrįstai sudėtingos trajektorijos. Parodysiu pavyzdį savo simuliatoriuje. Linijos priešais Mėnulį, priešais kosminį aparatą, tai krypties ir greičio dydžio vektoriai. Tai yra, kuo didesnis vektorius, tuo didesnis greitis. Artėjant prie Mėnulio, jis nukryps link Mėnulio ir tam tikrų momentų pradės greitėti. Juk dabar kosminis aparatas atliko gravitacinį pagreitėjimą, praskridęs už Mėnulio. Kur čia problema? Labai tiksliai reikia nukreipti aparatą, kad jis pataikytų į reikiamą vietą reikiamų laikų, nes net kelių sekundžių vėlavimas jau paveiks skrydžio trajektoriją. Jis atliko 2 gravitacinius manevrus. Vienas, teisingas ir normalus, tai keli apsisukimai aplink Žemę, kad būtų sukurta didelė greitis ir būtų galima nutolti nuo jos su gera kuro ekonomija. Toliau jis artėja prie Mėnulio, praskrenda labai arti už jo. Tai suteikia jam papildomą postumį, tai klasikinė gravitacijos pagalba ir jis eina į šią didelę elipsę. Ir tada jis viskas taip gerai apskaičiuota, kad jis iš šios elipsės tiesiai patenka į Mėnulio orbitą ir nuskrenda į ją. Šaunus manevras, puikus manevras. Ar tai prasminga? Taip nėra. Priartėjęs prie Mėnulio, jis vėl įstojo į įprastą orbitą. Ta patį būtų buvę galima pasiekti ir pirmą kartą nuskridus į Mėnulį. Tai lygiai tas pats dalykas. Tiesiog reikėjo atlikti pataisą, o požiūris nebuvo toks stiprus. Ir tuo pačiu būdu iš karto buvo daug lengviau. Iš esmės visi aparatai ten dažniausiai taip ir skrenda. Bet japonai ir dar kai kurie kiti taip pat pasirenka tokią keistą manierą atlikti papildomą, labai sudėtingą, daug skaičiavimų reikalaujantį ir labai rizikingą manevrą. Štai taip. Šio manevro prasmė yra labai abejotina. Kuro taupimo ten nėra visiškai, jei ne atvirkščiai, sunaudojama daugiau kuro ir rizika didesnė. Nes šioje trajektorijoje aparatas 100% turėjo atlikti dar ir korekciją, kad tiksliai pasiektų Mėnulį, nes pataikyti štai taip tiesiai į Mėnulį labai sudėtinga. Jei net šiek tiek suklysi, tarkim 10, o gal net 100 laipsnio dalimi ar pagreičiu, ir viskas, tu jau skrendi ne ten. Kam reikalingas tolimas gravitacinis manevras prie Mėnulio, jei kosminis aparatas vis tiek pasiekia Mėnulio orbitą su normaliu, prognozuojamu orbitiniu greičiu? Tikimybė prarasti kosminį aparatą tokiuose manevruose yra milžiniška, o naudos 0.